Kartą gyveno 3 paršiukai, 3 broliai – Nifas, Nufas ir Nafas. Jie labai mėgo leisti laiką kartu, tad visą vasarą lakstė po pievas, gaudė drugelius, statė smėlio pilis prie upės ir gulinėjo ant minkštos žolės. Kiekviena paršiukų diena buvo kupina juoko ir žaidimų. Tačiau atėjo ruduo. Medžių lapai pakeitė spalvas, danguje pradėjo suktis tamsūs debesys, o oras darėsi vis žvarbesnis. Paršiukai suprato, kad vasaros linksmybės baigėsi ir atėjo laikas galvoti apie savo namelių statybas. Vasara buvo smagi, bet dabar reikia pasiruošti rudeniui ir žiemai. Turėdami namelius, būsime saugus nuo lietaus ir vėjo, tarė Nafas, kuris visada galvodavo žingsniu į priekį. Na, o Nifui ir Nufui statyti namus atrodė ne toks smagus darbas kaip žaisti, tačiau jie nenoromis pritarė broliui. Tad paršiukai nieko nelaukę pradėjo ruošti statyboms. Pirmasis paršiukas, Nifas, buvo labai tingus. Jis visiškai nenorėjo dirbti ir nusprendė, jog paprasčiausia ir greičiausia bus pasistatyti namelį iš šiaudų. Jis taip ir padarė. Atsivežė kelias kupetas šieno ir greitai pastatė šiaudinį namelį, o likusią dienos dalį praleido ilsėdamasis. Antrasis paršiukas, Nufas, buvo kiek kruopštesnis, tačiau taip pat nenorėjo dėti daug pastangų. Jis nusprendė pastatyti namelį iš medinių lentų. Medis yra stipresnis nei šiaudai, bet toks namelis taip pat gana lengvai pastatomas. Tai bus patikimiau ir nereikės per daug vargti, nusprendė jis. Tad statydamas namelį jis taip pat ilgai neužtruko ir netrukus grįžo žaisti kartu su Nifu. Na, o trečiasis paršiukas, Nafas, žiūrėjo į statybas labai rimtai. Jis pasirinko statyti namelį iš plytų. Nors tai sunkiau ir truks ilgiau, mano namelis bus tikrai saugus ir tvirtas, sakė jis. Nafas kruopščiai ir atsakingai dėjo plytą po plytos, kol pastatė ne tik labai gražų, bet ir tvirtą namelį, kuris atlaikytų net ir stipriausią vėją, o viduje įrengė židinį, kad nesušaltų net ir šalčiausią žiemą. Po ilgai trukusių statybų, Nafas galiausiai prisijungė prie savo brolių. Tačiau netrukus oras pasidarė toks šaltas, jog linksmybės baigėsi ir paršiukai išsiskirstė į savo namelius. Tuo metu vilkas, gyvenantis netoliese, nebuvo pasirūpinęs nei namais, nei maistu. Jis jautėsi labai alkanas ir ėmė sukti galvą, kaip lengviausiai gauti ką nors užkąsti. Tad vilkas, slampinėdamas po mišką, staiga pastebėjo tolumoje keistus statinius, 3 mažus namelius, stovinčius netoli vienas kito. Kasgi čia? Nustebęs murmtelėjo vilkas ir tyliai priartėjo. Pro namelio langelį jis pamatė paršiuką, linksmai gurkšnojantį arbatą. Paršeliai, štai ir mano vakarienė, apsidžiaugė vilkas. Tad alkanas vilkas pirmiausia nuėjo pas Nifą, kuris gyveno šiaudiniame namelyje. Paršiuk, paršiuk, įleisk mane, pabeldė jis. Pamatęs prie namelio stovintį vilką, paršiukas labai išsigando. Neįleisiu, mano namas tvirtas, atsakė Nifas, nors net pats abejojo savo šiaudinio namelio stiprumu. Tada pūsiu ir pūsiu, kol tavo namelį nugriausiu, pagrasino vilkas. Ir jis pūtė, kol šiaudinis namelis sugriuvo. Išsigandęs Nifas greitai pabėgo pas Nufą, kuris gyveno medinėme namelyje. Bet vilkas netrukus atėjo ir prie medinio namelio.
Paršeliai, paršeliai, įleiskite mane, pasakė vilkas. Neįleisim, eik šalin, atsakė išsigandę paršeliai. Tada pūsiu ir pūsiu, kol nugriausiu, pagrasino vilkas. Jis įkvėpė oro ir pūtė, kol medinis namelis sugriuvo. Tuomet abu paršiukai nubėgo pas Nafą, kuris gyveno plytiniame namelyje. Ir gerai, dabar galėsiu suvalgyti visus 3 paršiukus iškart, pagalvojo vilkas. Tad jis atėjo prie plytinio namelio ir pradėjo belstis. Paršeliai, paršeliai, įleiskite mane, rėkė jis. Neįleisim, mūsų namas tvirtas, užtikrintai atsakė jie. Tada pūsiu ir pūsiu, kol jį nugriausiu, pagrasino vilkas. Ir jis pūtė, bet niekaip negalėjo nugriauti tvirto plytinio namelio. Vilkas dar labiau supyko. Na jau ne, taip lengvai nepasiduosiu, aš įlipsiu pro kaminą ir vis tiek jūs pagausiu, rėkė jis. Tačiau vilkas nepagalvojo, jog Nafas savo namelyje yra uždegęs židinį. Tad kai tik vilkas pradėjo leistis žemyn, jo uodega įkrito tiesiai į karštą ugnį. Au! Kaukdamas vilkas iššoko iš kamino ir nurūko atgal į mišką. O paršiukai pamatė, kad vilkas pabėgo, labai apsidžiaugė. Nafai, tavo namas tikrai tvirtas, reikėjo ir mums statyti tvirtesnius namelius. Ačiū, kad mus priėmei, dėkojo Nifas ir Nufas. Dabar visi suprasime, kad svarbu dirbti atsakingai ir nesirinkti lengviausio kelio, pasidžiaugė Nafas. Kitą dieną 3 paršeliai vaikščiojo po pievą ir džiaugėsi pagaliau kiek gražesniu vėlyvo rudens oru. Staiga jie išgirdo kažką gailiai verkšlenant. Kas ten? Paklausė Nifas. Sekdami garsą, jie priėjo prie miško krašto ir pamatė vilką, kuris sužeistas gulėjo ant žolės. Jis atrodė pavargęs, alkanas ir gailiai inkštė. Nepaisant to, jog vilkas bandė juos nuskriausti, paršeliams pagailo vilko, tad jie priėjo artyn. Tu atrodai nelaimingas, ar tau reikia pagalbos? Paklausė Nufas. Vilkas pakėlė akis ir sušnabždėjo. Man labai gaila, aš klydau, aš buvau alkanas ir piktas, daugiau niekada jums nekenksiu, jei tik padėsite man. Paršeliai nedvejodami sutvarstė vilko nudegusią uodegą ir atnešė jam valgyti. Vilkas suvalgė paršelių atneštą maistą ir pasijuto stipresnis. Jūs tokie geri, ačiū, nuo šiol saugosiu jūs nuo visų pavojų, pažadėjo jis. Nuo tos dienos vilkas tapo 3 paršelių draugu. Jis gyveno miške netoliese ir saugojo juos nuo visų pavojų. Paršeliai taip pat pasimokė, kad atjauta ir gerumas gali pakeisti net pikčiausius priešus. Paršiukai labai mėgsta žaisti. Jų rekomenduojamus žaisliukus rasite pasakos aprašyme. Ačiū, kad klausėte ir kviečiame prenumeruoti mūsų kanalą, nes jis nuolat pildysis pasakėlėmis tokiomis kaip ši. Viso ir iki kitų kartų.